Važiuojam. Burzgia autobusiukas. Tai turbūt viena tokio aktualiausių temų ir turbūt labiausiai diskutuotino už šitų video įrašų buvo ir gal dar ir yra vis. Kodėlgi užsidaro barai? Jau kalbėjau apie tai, bet padariau ir apklausas, kaip minėjau, visur ir dabar kažkaip susidėliojo man mintis ir aš dabar turiu tokią versiją arba kelias versijas, kas labiausiai tą įtaką padarė. O, papa, viskas, stovim vėl, lyg niekur nieko, nieks nepastebėjo, tik valytuvai įsijungia. Tai turiu tokią versiją, kurią pasakysiu jums, pasakysite teisinga, nes kai paklausti visi per brangu. Dalis rašo netinka kokybė ir kaina. Ir ką supratau, tai kad mano suvokimas apie tai yra, vertinimas jūsų komentarų kartais būna per mano prizmę. Ir jeigu pas mus kokybė lygiai tokia pati kaip ir buvo, nes tikrai belia kaip žiūrim ir, tikrai labai, nes ir stengiamės ir žiūrim, kad viskas išliktų lygiai taip pat ir būtų nemažiau kokybė negu buvo anksčiau. Tai kaina pas mus irgi, tikrai nėra didelė. Aš pažiūriu, perinu per kitur, tikrai didelė. Ir man atrodo, kad taip visur yra, bet ne, teisingai. Nuėjęs kitur, nuėjęs į restoraną, pavalgius, virš 100 eurų palieki žmogui. Daug, sakykit, ką norit, bet daug. Už vieną pavalgymą, vakarienę, su vienu, kad ir su vienu, nesvarbu, bet vis tiek daug gaunas. Tai mano bėda, kad aš truputėlį gal per daug per savo prizmę vertinau. Bet iš jūsų komentarų, su jūsų pagalba visų, kurie komentuojat ir žiūrit ir gyvai, ne tik tai online komentuojat, bet ir gyvai atėję į barą pasipasakojat. Aš susidėliau tokį, kad visų pirma, tai aišku, įtaką tikrai daro Woltai. Jie pripratino žmonės valgyti namuose gerą maistą, sakykime gerą, skanų, kurio jie nori. Jie gali pasirinkti, užsakyti ir beveik visą gauna. Kaviniam baram tai yra negerai iš tiesų, nes kai tu atiduodi trečdalį kainos Woltui ir dar duodi PVM-ą, tau lieka pusę kainos. Nežinau, belieka tik didžiulį ankainį krautis ir viskas, kito kelio nėra. Jeigu norit kažką dar uždirbti iš to, nes atlyginimai auga, tikrai atlyginimai labai stipriai paugėjo per pastarį laiką, tarkim nuo COVID galo, labai stipriai padidėjo atlyginimai. Ir žmonės, turėdami didesnius atlyginimus, jie nelabai supranta, kad gali daugiau ir išleisti kitur. Tai reiškia, jiems atlyginimas turi būti mokamas didesnis ir jie to džiaugiasi, bet atiduoti didesnio atlyginimo už darbą kavinėje, bare, restorane jie nenori. Jie nori, kad kainos būtų likti tokios pačios, kaip buvo. O taip negali būti, nes jeigu jūs daugiau uždirbat, jūs turite daugiau ir mokėti už viską. Kitaip nesidėlioja dalykai. Tai vienas dalykas tai, kad Woltai tikrai paskatino žmonės likti namuose ir būti namuose. Antras dalykas, turbūt, kad COVID metu žmonės prisipirko daug visokio šlamšto, nes buvo išmokos, dirbti nereikėjo, laiko turėjo, prisipirko didelių telikų, galbūt naują sofą, garso aparatūrą normalią. Ir jie žiūri filmus online, atsirado pilna paslaugų, kur gali ne tik tai Netflixai, HBO, Disnėjus ir panašiai, bet ir tie patys Go3 ar Teleplay. Ir jie lygiai taip pat nuomoja filmus, tu gali išnuomoti filmą už porą eurų ir pasižiūrėti vakare su šeima, sėdė ramiai. Tai šito vietą labai kenčia ir kino teatrai, nes kino teatro bilietas iš principo jis nėra labai brangus, bet atėjus vaikai nori, jūs įpratę pirkti popkornus, kurie sudaro ten didesnę kainą, stipriai didesnę kainą negu bilietas pats. Ir bendru atveju tada vienas nuėjimas kainuoja, belikiek daug pinigų. Tai turit namie geras sąlygas, visai žiūrėti teliką ar filmą,
maistą užsisakyti namo, nusipirkti alaus ar kito gėrimo parduotuvėje. Nekalbu apie skirtumus, nes kaip pas mus, pavyzdžiui, yra alus toks, kurio nėra prekybos centruose, bet čia tų alaus fanų, tokių tikrų, kur nori skonio ir gero, nėra daug. Ir dar turi internetą gerą su normaliais čiatais pripratę, jie geria, vartoja ir draugams siunčia nuotraukas, kaip jie ko užsiema ir kartu visi dalinasi. Tai tu nesijauti vienišas namie būdamas, kas būdavo anksčiau, išeini į barus, susitiks su draugais, savaitę nesimatei, 2 savaitės, mėnesį nesimatei. Dabar tokį tiesiog čiatinį siunti ir kaip ir visai neblogai jautiesi, visai kompensuoja tą nuotolį. Tai turbūt šitos yra 2 pagrindinės dalykos ir dar vienas dalykas, kuris labai stipriai manau, kad prisideda, kurio nebuvo nieks paminėjęs, kurį aš sugalvojau ir su kažkuo bešnekėdamas, arba kažkas pasakė, bet mes šnekėjomės su kažkuo. Tai pas mus konkurencijos praktiškai nėra Boltui, bet Boltui ne food, o taksi. Ir atvažiavimas į miestą kainuoja labai labai daug. Savaitgalį man pirmyn atgal suvažinėjimas kainuoja apie 40 eurų. Ar aš noriu 40 eurų palikti vien už tai, kad galiu atsirasti mieste, dar nieko nevalgęs negėręs. Per brangu turbūt. Tai labai brangus mūsų taksi brangus ir čia turbūt dar prisideda labai stipriai, nes išvažiuoti iš namų nebesinori, turi neblogas sąlygas ir brangiai reikia mokėti už kelionę, žmonės nevažiuoja turbūt. Tai turbūt šitie dalykai labiausiai įtaką darantis. Ir žinoma, kad maisto kokybė gal labiau pradėjo žmonės žiūrėti, nes kai moki pinigų brangiai, atrodo, kad turi daugiau ir gauti. Tai ne visada įvyksta, nes jeigu nenori daug žmogus mokėti, tada kas belieka piginti savikainą, tai pirkti paruoštukus ir šildyti fritiūriniai. Matysim, kai bus čia su tais barais, kažkaip bus vis tiek, iki nulio neišnyks, o kiek jų liks, matysim. Čia, kiek žmonių bus einančių, tiek ir bus. Mažiau eis, mažiau bus. Daugiau. Natūrali atranka, pasaulio pokyčiai, keitimasis čia nėra nei gerai, nei blogai. Tiesiog taip yra. Ir kitai turbūt nebebus jau. Vargu ir kažkas pasikeis, kad žmonės vėl staiga pradės eiti į barus, jų pradės daugėti ir jie pradės kažką veikti. Tai labai tuo abejoju, nebent, čia sakau, aš matau net ir proporcijas. Pas mus bare tai labai daug turistų padidėjo dalis turistų labai stipriai palyginti su vietiniais. Ir, kažkaip gerai, kad turim turistų, ne? Ir jų nepakankamas gal kiekis, bet jų yra. Tai jeigu atvažiuoja, jie ieško alaus kraftinio, tai man gerai. Bet ar jie atvažiuoja čia kavos skanios pagerti, aš abejoju, tai kavinėms nėra gerai. Ir su kuo be pašneku, tai visi, praškiai, liūdesy, nežino kaip bus, tiesiog laukia, kažką daro, dirba, bando kažką veikti, bet tokių optimizmo didelio nėra. Kaip sakau, čia toks natūralus dalykas, tai turbūt teks prie to pristaikyti visiems. Ir kažkam geriau bus, kažkam blogiau, o nebus žmonių, nebus ir kavinių, reiškia, nereikia jų turbūt. Dar nepasakojau, kad per Vafą, taigi mus taip atrodo, važiuoja lūdariai ir viskas. Ne, ten yra milijonas reikalų iš jų išsimušti, koks alus, kokie laipsniai, tada dokumentus visus, mesgi turim deklaruoti viską, reikia akcizus visus deklaruoti, susimokėti. Jeigu tai nėra ES, atsiranda dar milijonas problemų. Atsivežti bravorą iš Anglijos ar kitų šalių, kurios nėra ES šalis, yra labai blogai, labai sunku. Labai daug reikalų yra ir kainuoja labai brangiai. Tai ne tik tai, kad atsivežėm, bet norėjo, sakė, atvažiuosim patikrinti viduryje, paimti mėginių šalaus. Ir tu supranti, kad žmonės nelabai orientuojasi veterinariniai, kas tai yra, kaip tai salus yra. Jeigu jie paims mėginius, kiekas yra pradarytas. Pradarytas greičiausiai gavo kažkokį minimalų užkratą, jau jisai pradeda gėsti. Taip negalima daryti.
Plius jį pajungti reikia sugebėti. Tai jie to nesupranta. Nu, bet kažkaip pavyko įtikinti juos šį kartą, kad atvažiuokite į festivalį dieną prieš, mes jums viską duosim. Tai atvažiavo veterinarinė, mes pajungėm pirmiausia, jau buvo atvažiavus įrangą, mes ją greit pasitengėm pastatyti. Tų, ką tikrino, pasakė, sujungiam, jie pasiėmė, įsipylė alaus, mes įpylėm jiems alaus, padavėm ir jie išvažiavo. Nežinau, ką tikrins, bet toks pagal raidį jie privalo patikrinti tam tikrus, paimti bandymus, bet sakau, tai yra viena, kai tu paimsi skardinę, kita, kai tu paimsi, kai iš kėgo atidarysi kėgą, nu, tai ir to supratimo nėra, bet, nu, turbūt jo ir negali būti. Tai vienintelis dalykas, ko gali tikėtis, kad jie bus supratingi ir patikrins taip, kaip šį kartą, kad važiuosi prieš festivalį, o ne sakys, kad turite atvežti, kitaip nieko neduosim, jokių leidimų. Mesgi per pirmą festivalį ir užstrigę buvo muitiniai su veterinarinė, nes procedūros užtruko ir vienas bravoras iš Amerikos taip ir nebuvo festivalyje. Tiksliau, bravoras buvo, alaus nebuvo. Kartais taip nutinka. Tai mes iš to pasimokę. Stengiamės kuo anksčiau tą dalyką daryti, bet žinokit, bravorai nėra tokie labai pareigingi ir greitai darantis tai, ko reikia. Nes visi, kad dar sertifikatų jiems reikia gauti, jie ne visi turi juos ir panašiai. Tai va, tai turėjome veterinarinę, patikrino, lyg viskas gerai. Ir festivalis praėjo sėkmingai. O ašgi dar nepapasakojau, kur buvau. Buvau Taline. Čia iškart po Maljorkos važiavau į Taliną kitą savaitgalį. Ir teisėjavau Baltic Nordic alaus someljė čempionate. Tai labai smagiai laikas buvo. Iš Lietuvos važiavo 2 žmonės net. Važiavo Tomas Josas ir Jokūbas, pamiršau pavardę, Jokūbai. Žodžiu, 2 žmonės važiavo. Ir Tomas laimėjo 2 vietą net. Tai pernai metų Lietuvos čempionas. Šiemet negalėjo dalyvauti, nes laiko nesuplanavo. Per vėlai paskelbėme tą datą. Mes patys atsiprašau, pagal VAFO datą galėtų patys susiorientuoti. Nu, bet čia laiko eina. Tomas labai gerai pasirodė ir per plauką pralašiau. Tai Talinas labai fainas. Mes sekmadienį turėjom visą dieną su Tomu prasėjom per miestą. Lemą, kiek veikiančių barų, pubų, kiek yra, nu, ne, toli mums, sakykime. Net liūdna. Iš kitos pusės, ten Uberis, nu, ne Uberis, Boltas kainuoja, nu, stipriai pigiau ne Lietuvoje. Tikrai stipriai pigiau, nes jaučiasi važiuojant, nu, kaip ir minėjau, tas įtaką daro ir barams, ir išvažiavimų miestą. Nežinau, ar dėl to, kad turi konkurencijos skirtingai nuo mūsų, ar ne, dėl to, bet kažkas yra, nes oro uoste išlipus tas Forex, ar kaip jis pas mus buvo atsiradę, Foras, nu kažkas tokio. Buvo atsiradę pas mus irgi, bet ir dingo kažkur, nebesimato. O ten jau pilnas oro uostas. Tai konkurencija visada padeda geresniam kainom. Tai va, tai pabūtų tenais, po to VAFO metu mes pravedėm 2 Lietuvos iškart čempionatą, kas buvo irgi labai smagu. Kaip minėjau, Tomas nedalyvavo kiti, tai Mindaugas pernai likęs 3, šiemet laimėjo. Labai smagu. Turim naują čempioną, labai tolygiai gražiai ėjo. Kiti išsišoka į viršų, po to susifeilina per didelis pasitikėjimas, neįsiklauso, per daug gerai vienam etapui pasirodo, toks pasiteikinęs ateit užgožia, kitą etapą ir nukrenta. Tai labai 4 finalistai buvo, bet 3 buvo labai stiprus, tikrai visi, nu, apylygiai. Nu ir Mindaugas laimėjo. Tai džiugu už jį. Ir dabar galės sakyti, laimėjo alaus čempionatą someljė. Kas yra tiesa. Tikiuosi padės toliau darbui su alumi, jeigu jis dirbs. Bet va Talinas, sakau, tas kultūra barų, tų kraftinių, kiek jų yra, kokie yra, nu... Smagu, man labai smagu. Man Taline kažkaip
to vietą Talinas turi daug žavesio. Reikia kažką ir apie midų pasakoti, ne? Paragau pagaliau savo midaus, turiu 3 pasidarę su svarainiais. Man patinka, žinokit, svarainis. Galvoju, kad svarainių tikrai kartosiu ne kartą, labai man pats svarainis malonus dalykas yra. Ir jis nėra toks rūgštus, kaip mes įsivaizduojame, kadangi vieną ragaujame, mes matyt turi mažai cukraus, tai ta rūgštis išraiškinga, bet šiaip tai jisai labai fainas. Ir kaip minėjau, kovo gale darysim 22. Kovo darysim midaus festivalį nedėlį. Pažiūrėsim, kaip seksis organizuoti, dar, sakau, dar neprisėdu iki to, bet prisėsiu. Turiu idėjų, susidėliosiu. Manau, sausio antroje pusėje gal paleisim bilietus. A ne? Reiks ribevą padaryti kažkokį ir dar daug reikalų. Bet apie midų tai kažkaip man taip patinka sugalvoti, ką padaryti ir net daryti visai patinka, viskas yra ok. Bet pilstyti, kaip aš nekenčiu, kad jūs žinotumėt išpilstyti midų. Kaip aš to nekenčiu. Dabar stovi namie 8 kibirai, kuriuos jau galiu pilstyti. Tai 150 maždaug litro. Ir negaliu prisiversti. Belia kiek ilgai laiko užtrunka, plaut reikia, viską valyti reikia, viską. Kaip aš nenoriu to. Padarysiu, aišku, visada, bet pradėsim nuo vieno, po to kito eisim į trečią ir padarysim. Bet labai nesinori dalyką daryti. Mano mėgstamiausia rubrika – viskas pigiau negu Lietuvoje. Tai Taline kraftinį barą užėjom. Ir radom alaus pilstomo. Puslitris kainuoja 2,20 €. Jo, jis toks birzgaliukas, bet kaip visai gerimas, ką žinau, jeigu ten balius 2,20 €. Neįsivaizduoju, nei kaip tokią savikainą padaryti, nei kaip uždirbti abiem pusėm. Gal čia marketinginis dalykas gal kažkoks, bet 2,20 €. Viskas pigiau nei Lietuvoje. Sugalvojau, kad reikia man padirbti bare trečiadieniais. Tai nuo šiol kurį laiką dirbsiu trečiadieniais, nežinau, gruodį tikrai, sausį irgi manau, kad tikrai. Po to žiūrėsiu, kaip spėju su reikalais darbais. Tai Trakų bare būsiu trečiadieniais už baro. Tiesiog daugiau biškį noriu sužiūrėti daugiau tvarkos, kad būtų, nes kai visai nebūna už baro, atsiranda daug tokių smulkių dalykų, ką žmonės nuo jo, kaip nežino, juos blogai išmokė arba jie nepaaiškino, jie prisigalvoja savo, tai reikia truputėlį suvest galus, sudėlioti. Ir tuo pačiu pajaus pulsą tą. Taip, kad trečiadieniais galite užsukti ir greičiausiai, kad rasite mane. Ir dar nusprendėm, kad bare nedirbsim per gana ilgus, man labai nepatinka tos atostogos, šiemet, man atrodo, gaunasi antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, ne? Nu, nei ten kas dirbs savo pirmadienį, penktadienį, net jeigu neims atostogų. Tai mes nedirbsim nuo 22 berods iki 26, tai 5 dienos imtinai gaunasi, tada 27, 8, 9, 30 dirbam, tada 2 dienas nedirbam ir vėl dirbam. Nes 31 ir 1 tikrai ten ne iki barų visiems, nors nauji metai šiemet iškenta tokia nedėkinga turbūt daugeliu dieną, 2 savaitės vėlgi. Taip kad iki to turit laiko, eikit, susitikit su draugais, pasimatykit, pasibūkit arba sausį nukelkit.